tavo daiktai. Kokie daiktai? Kitus atvežti tavo tipinės draugės namus. Kokios draugės? Ką tu čia iš viso kalbi? Nesuprantu. Ką tu čia darai? Gyvenime niekada manęs nesi mušęs. Aš žinau viską. Ta tavo tipo draugė. Kokia dar draugė? Ką tu čia kalbi? Aš nesuprantu, iš kur tu štrakai apie kažkokią naują draugę. Apie ką tu čia kalbi? Gabrieliau. Viskas, ate aš tau nenoriu tavęs matyti. Kas? Na, Lukai, kai tave įžeidė, taip ir mane įžeidė. Pim, pim. Kas čia dabar? Sveikas, tu turbūt Gabrielius? Aš Edvita. Skanu. Gal prisėsk? Ačiū. Gal arbatos? Neatsisakyčiau. Ko toks susinervavęs? Ai, Ačiū. Ką šiaipgi gyvenime veikia? nieko. Visur važinėjau ir taip toliau. Dirbu, aišku. Dirbu prie mašinų, esu žmonai nupirkus naują verslą. O ką tu dažniausiai? Na, šiaip ieškau pažinčių, dainuot mėgstu. Nu, laisvą būdą tokio. O tu buvai susituokęs? Esu. Tai kaip čia nais tada? Aš jeigu tu susituokęs? Oi, ilga istorija, noriu pasakoti. Aišku. Aš nekvaila. Aš nelukutė, kad man neišdavė, žinau. Galvoju, man bus labai sunkus kerštas. Ne velnio. Enrika? Sveikutė. Man reikia tos tavo draugės numerio. Jo, kur jinai vilioja vyrus. Jo, ta Edvita, ta pati. Gerai, atsiųsi? Gerai, lauksiu. Iki. Matėjom, abiem bus. Čia Edvita? Kalbi su Laura. Taip, gavau iš vienos patikimos draugės. Nesvarbu, kas jin tokia. Noriu, kad jo darbelį atliktum. Sužavėtum 2 vyrus, bet čia ne telefonu reikia kalbėti. Čia rimta istorija. Gerai, iki. Kas čia dabar? O, sveika, Edvita, užeik. Labas. Labas, sėskis. Nepyk, neturiu kam pavaišinti, žinai, viešbutis ne mano vieta. Nu, tai kokia ta istorija? Yra 2 vyrai. Vienas buvo mano meilužis, kitas buvo mano vyras. Ir mano meilužis man išdavė mano vyrui. Tai, žinai, nieko gero, tu tikriausiai turėtų mane suprasti kaip moteris moterį. Ir aš noriu, kad jūs abudu sužavėtum. Aš naudosiu jų abiejų nuotraukas. Tu juos abudu sužavėsi, o prasmė yra tame, kad... prasmė, čia ne tavo reikalas. Bet tai ką aš darau, tai aš turiu žinoti. Ką turi žinoti? Gerai, turi žinoti. Aišku. Jie susipyks abudu dėl tavęs, nes tu juos sužavėsi. Taip. Taip, jie susipyks ir vienas kitas stengsis nužudyti. Bet aš bus kaip žudimo bendrininkė. Edvita, gerai, kiek tu nori už tai? Man nereikia iš jūsų pinigų. Nereikia, Edvita, darbas. Tikras darbas, be pinigų neapsieina. Man tikrai nereikia. Nereikia, 10 000. Nereikia tikrai. 20. Nereikia, aš jums sakau. 25 000. Na gerai. Gerai, susitiksime rytoj, aš tau paskambinsiu. Gerai, iki. Iki. Ten. Oi, žliumsit jūs visi, žliumsit. Vis tiek mano bus viršus. Lauros viršus bus. Jeigu tai ir visiems aišku.
gal aš iš jų pasipelnysiu. Na, reikia pasirašinėti su savo Gabrielėm. Ką darai? Bet kažin, kas tie du vaikinai? Nieko, kad... Nieko. Gavau darbą, bet nelabai noriu sakyti kokį. Gal noriu susitikti? Gerai. Kada? Pim, pim, pim. 4:30. Gerai. Kur? Pim, 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 pim. Pas mane namą. Gerai, lauk. Reikia eiti pavalgyti. Pim, 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 pim. Laura? Sveikutė. Reikia susitikti rytoj mano viešbutyje 4:30. Kur man dabar eiti? Parašysiu, kad... Gabrieliui parašysiu, kad negaliu, nes man reikia pinigų. Negaliu, nepyk. Kodėl? Nes man reikia pinigų. Nereikia.